Na, Lietuvoje stipriai populiarėjant nakvynėms miške, bushcraftui, turizmui, išgyvenimui laukinėje gamtoje, žiemą padidėja rizika, kad žmonės gali patirti didelį šaltį, hipotermiją, nusilti, na ir neišgyventi. Na ir Lietuvoje pagal 2021 metų statistiką nuo šalčio mirė 173 žmonės. Todėl šiandien mes suimituosime tokį pasiklydimą. Pasėmiau kuprinį ir daiktus, su kuriais paprastai leisčiausi mišką tik dienai, neturiu nei miegmaišio, nei tento ir bandysime praleisti naktį miške būtent su tokiamis priemonėmis. Naktis miške be miegmaišio. Na, lieka kelios valandos iki tamsos, todėl jau žūtbūtinai reikia nustoti ieškoti išėjimų iš miško ar tiesiog civilizacijos ir pradėti ieškoti vietos stovyklavietei, kadangi joje turėsime daug darbo, susikurti tokias sąlygas, ties šilumą, pastogę, kuriomis pasinaudoję mes galėsim išgyventi naktį. Kaip sakė vienas garsiausių ir legendinių Kanados bushcrafterių ir skautų įkūrėjų Mohanas Kohanskis, kuo daugiau žinai, tuo mažiau nešiesi. Tai bandysim šitą posakį pritaikyti ir šiandien. Atsinešėm labai mažai daiktų ir bandysim tai kompensuoti savo žiniomis ir įgūdžiais. Ką, atrodo, radom stovyklavietėje vietą. Vėlgi, lygiai beveik tas pats. Matau, kad yra daug stovinčios negyvos medienos, kurią galėsiu panaudoti laužui. Yra nuvirtusių pušų, kurių spyglius arba eglišakius galėsiu panaudoti būsto statybai. Na ir vieta tokia, galima sakyti, nei ant kalno, ant kurio pūstų man vietas, nei įdubai, kur rinktųsi šaltas oras. Ne? Čia turiu tokią kaip ir platformą, nei aukštai, nei žemai, ten, kur tam tikros oro sąlygos, vėjas ar šaltas oras keliaujantis žemyn, manęs neprivers dar labiau šalti, negu šalsiu prieš tai. Tai pradedam ruošti stovyklos vietą, pradedam ruoštis laužui ir pastogiai. Pažiūrėsim, ar padarysim visą tai prieš sutemstant. Yra reikalų čia paruošta tą vietą. Įdomu, kaip su ryšiu bus. Bet dabar pasėmiau knygą. Nors ir šalta, tačiau visada vykdant fizinį aktyvumą ar fizinę veiklą reikia vartoti vandenuką. Na ir iš esmės, kur tik eičiau ir bet kokiam laiko eičiau, visada kuprinėje turiu pjūklą, savo išgyvenimo peilį, skeltuvą ir multitūlą. Arba kitaip Letermaną savo. Pats turėjau V+, pamečiau, dabar turiu jau kokius 6-7 metus super tūlą 300. Na, kad kuprinė negulėtų ant žemės, ant sniego, nešlaptų, pasikabinsim ją ant medžio. Tam reikės lazdos, medžio ir kuprinaitės. Nusivalom medį nuo sniego. Opa. Atlaisvinam kuprinės petnešas. Taip, kabinama. Viena. Antra. Ir kuprinė perverta per petnešas, kaba ant medžio, o ne ant žemės. Ir galim ją operuoti atėję būtent mum patogiame aukštyje. Tai neblogas dalykas, bent jau norint, kad kuprinė ne sušlaptų gulint ant sniego ir panašiai. Kaba jinai čia ant medžio. Na, šiandien bandysim pasikurti sibirietišką laužą ir jam paprastai naudojamos stovinčios negyvos pušys, kurią matau čia dabar. Aišku, su tokiu pjūkleliu bus vargo, bet tikrai verta vėliau nenorint šalti. Jo, ir aplink
daug kitų medžių, o čia būtent atvira vieta. Todėl norėčiau, kad mano pušis, nors jinai šiek tiek ir pasvirus, būtent kristų tą linkme, kad neužsikabintų būtent ant kitų medžių viršūnių, nesužalotų kitų medžių, ar paskui man neapsunkintų būtent darbų mano nukirstą pušį, pasiemant, ją pjausant toliau ir panašiai. Nu, žiūrint, kas bus. Prisitraukiu šitas, nes paskui su tokiu mažu pjūkleliu šiek tiek trukdo pjauti. Čia bus reikalų tokį nukirsti. Pabandysiu rėžį tokį padaryti, tada 45 laipsnių kampu išimsiu tokią dalę, kad čia atsirastų atsvara ir tada pradėsiu kirsti būtent 45 laipsnių kampu taip, kad dėl čia laisvumo esančio ir čia tokio pakrypimo pušis būtent kristų į mano būtent numatytą atvirą vietą. Ten, kur ir norėjau, gražiai nukrito ant žemės, neįsipainiojo jokios viršūnės čia esančias, o nukrito ant žemės. Vienas darbas liuks. Užtrukau pusvalandį. Dirbant, kada laukia naktis, palaikyti degimą, palaikyti kalorijas. Todėl visada kupriniai turiu šiokių tokių užkandukų, kuriuos dirbant galima užkandžiauti. Net batas atsirišo. Yra reikalų čia. Blemba, pamečiau šitą segtuką. Todėl ir nemėgstu pirkti į gamtą brangių daiktų. Nes viską pametu. Būtų brangus daiktas, būtų labai liūdna pamest. O dabar pamečiau ir pamečiau. Pasirodė, kad kažką mačiau einant tiesiog. Bet toks ne kaip žmogus, o kaip sniego žmogus. Netikiu tokiais dalykais, bet pasidarė baugoka akimirkai. Iškart refleksas, mažinu siluetą. Galva su tavim žaidžia į vietą. Gerai. Oficialu. Pamečiau kažkur pjūklą, o reikia dar vieną rąstą nusipjauti. Tai kadangi pamečiau pjūklą besidarbuodamas kažkur tarp sniego, dažnai taip nutinka, nesenai kalbėjau apie pigius daiktus, nes juos pametu, tai vienas iš jų toks buvo, aišku šiek tiek gaila, nors ir pigus, ne pats geriausias, bet nusprendžiau perkelti stovyklatės vietą iš ten 20 metrų į čia, kadangi turėjau dar nupjauti vieną rastą, jo nenupjausiu, todėl jį panaudosiu tiesiog didelį gulint kaip laužo bazę. Todėl daiktus atsinesiu čia ir pradėsiu gaminti laužą, pasinaudodamas savo Metaltool, Letermanu, ir pastogą lygiai taip pat reikės gaminti su Letermano mažiuku pjūkliuku arba savo išgyvenimo peiliu. Nu, taip jau būna tam realiam gyvenime. Tai pasidarom, apsivalom sniegą ir atsinešam daiktus.
Na ir taip atrodo sibirietiškas laužas, pirmą kartą aptinkamas Sibiro klajoklių medžiotojų gentyse, vėliau plačiai naudojamas tarp suomių karių, jau 30-mečio karo eigoje, apie 1600-uosius, na ir 20 amžiaus pabaigoje išpopuliarėjęs vakarų bushcraft ir išgyvenimo ekspertų literatūroje. Tai jisai pasižymi gan lengvų paruošimu, kadangi nereikia malkų nei skaldyti, nei pjaustyti labai, užtenka tokių 6 rastelių. Jisai sudarytas iš bazės ir 5 rastų ant jo. Čia uždegu pagrindinį laužą, kuris sudega, uždega šitus rastus ir juos reguliuodamas aš galiu mažinti, didinti jų atstumą tarp jų, mažinti, didinti ugnį ir nudegus šitai vietai galiu paslinkti rastus toliau ir jie degs iki tol, kol sudegs visi rastai ir pagrindas. Na, tai sakoma, kad toks laužas dega nuo 6 iki 12 valandų priklausomai nuo šitų rastų skersmens. Minusas laužo toks, kad su juo gan sudėtinga gaminti valgyti. Šito laužo paskirtis yra išgyvenimas. Kryptinis laužas, kuris spinduliuoja viena linkme šilumą, dega ilgai su minimaliais pataisimais. Būtent tai, ko man reikia, praleidžiant naktį be miegmaišio, be kilimėlio, be palapinės, esant prognozuojamam -14 laipsnių šalčiui. Pažiūrėsim. Radau pjūklą. Buvo nukritęs ten po sniegu. Ėjau tiesiog pasimt pirštinių, bam, užkliudžiau. Tai stovyklos padėties nekeisiu atgal, pasinaudosiu jau nuvirtusiu rastų kaip baze. Bet pjūklas padės, labai padės statant pastogę. Jo, šitus medžiukus panaudosim gaminant pastogę. Paprasta tiesiog, kad sulaikytų vėją ir laužo spinduliuojimo šilumą sustabdytų ir grąžintų man atgal. Šiandienos namai. Čia dar pasitiesiu eglišakių kažkiek atsisėsti, bet nepranašauja nei lietaus, nei sniego, tai tas gerai. Tiesiog nuo vėjo ir laužo spinduliuojama šiluma atsispindėjus čia atgal turėtų grįžti pas mane. Tai tiesiog toks primityvus, paprastas pastogės tipas. Jeigu norite susirasti antrąjį sausą etapą laužo, tai būtent reikia ieškoti po tokiamis eglaitėmis. Jo pačioj dažniausiai būna tokie apsaugoti, matot, čia sniegas, galim nusipurtinti. Pačios eglaitės apsaugoti ir nudžiūvę jau šakelės tokios labai smulkios, labai sausos ir jau negyvos. Ir va, dega. Pjūkas su pagrindu galim dėti čia. Jo, ir dabar šitas laužas
pirminis uždegs šitus rąstus, kadangi jie susiglaudę, turėtų uždegti vienas kitą ir taip rusenti. Pagrindas čia laiko būtent kryptį ir visa šiluma keliauja į mane. Sibirietiškas laužas. Ir rastas pjūklas. Labai gerai. Tokia. Lovyti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Darbai baigti. Galima taupant, taip sakant, pergalingą javainį. Šilumos jaučiasi. Pasimsiu čia meteorologinę stotelę savo, pasidėsiu vieną sensorių čia. Pažiūrėsim, kiek sugeneruoja laužas šilumos ir kiek ilgai. Ir kitą padėsiu kur nors toli nuo stiklatės. Pažiūrėsim, kokią temperatūrą šiandien naktį bus. Apie 20-30 metrų nuėjom. Tokį sensoriuką. Priklijuosim prie medžio. Matysim, koks temperatūrų skirtumas yra be sibirietiško laužo ir eglišakių pastogės. Ir koks temperatūrų skirtumas yra su. Užšalo vanduo gertuviai. Tai padėsim šiek tiek prie laužo, nes neįmanoma netgi atsukti. Tai kol biškį pašyla. Puikus pavyzdys nedėti gertuvės per arti laužo. Gertuviai kaput. Galima atsigerti per čia. Tai išeidamas į gamtą, tiesiog pasivaikščioti, netgi jeigu neplanuoju praleisti nakties, visada kuprinėje turiu tokiam neperšlampamam pake šiltų drabužių atsargą. Tai būtų termo apranga, vilnonės kojinės ir švarios šiltos žieminės kojinės. Tai būtent tokia šilto termo sluoksnis leidžia padidinti savo tikimybę išgyventi šaltomis naktimis, turint tokį šiltų drabužių rezervą kuprinėje, neperšlampamam pakelyje. Na ir pats laikas, kada visi darbai baigti, iš esmės laužas dega, jis turėtų degti apie 10 valandų, pastogė pastatyta, lova pastatyta. Iš esmės man nereikia daug dabar judėti, saugoti reikia savo kalorijas, jėgas, nes rytoj išgyvenus tą šalčiausią naktį reikės vėl kilti ir ieškoti pagalbos, ar tai būtų kelias, mašina, namai ir panašiai. Todėl neturiu užsiimti kažkokiais pašaliniais darbais, o tausoti savo energiją. Tai apsirengiam, nes nejudėsim ir stengiamės išgyventi. Praskaičiu. Būtent šitus vis reikia čia suglaust, o jeigu įsidega ten toliau, ten praskiesti, nes jau buvo ten toliau nuėję ugnis. Tai čia koncentruojant būtent ugnį, būtent čia, kad degtų ugnis, spinduliuotų šilumą, bet, taip sakant, degtų ekonomiškai. Jo, laužas dega, gal šiek tiek pastogę per toli nuo laužo pasistačiau, reikėjo arčiau. Tai kelis rąstus iš lovos pasitraukiau arčiau, tai gal ir šiek tiek biškį per arti, nes rodo sensorius -9, o tuo tarpu čia prie mano lovos 31. Tai ir jaučiu, kad kojos dega ir panašiai, tai laužas tikrai veikia. Tačiau be laužo dar reikia ko? Dar reikia maisto. Tai be šiltų drabužių paketo visuomet kuprinį dar turiu maisto. Tai šiuo atveju pasibaigusio galioti Lietuvos kariuomenės sauso davinio. Ir ką mes čia turim? Vištieną,
ryžiai, bifsteikas, tai va, tai visuomet reikia turėti kažko užkast, kaip, pavyzdžiui, javainiukai, kuriuos turėjau, kaip dirbau, ir prieš pat miegant nelaimės atveju, ar kartais ir net nelaimės atveju, jeigu norim valgyti, visuomet kuprinį reikia turėti kažkiek maisto. Šiuo atveju man patogiausia neštis, pakuoti ir panašiai, tai yra sausas davinys. Pagrindinis patiekalas. O, barbecue peanuts. Jo, šiaip paprastai visi atidarinėja taip, bet tada reikia šaukštą kelt ten, belekaip. Tai aš mėgstu sauseką visada valgyti. Taip prasipjaunu ir tada gaunasi tokia pailga. Nenaudoju būtent tų prapjovimų čia, o prasipjaunu taip. Ui, apsivariau. Ta, čia kaitinimo elemento nėra. Tai teks valgyti šaltą. Bet sušilsim prie laužo. Kaip šalta. Šis gaila, kad naujosios sausekose perimta vakarietiška tradicija neturėti kaitinimo elemento. To, kur užpili vandenį. Tai visai smagu turėti karštą maistą. Ui. Reikia neužsimušt kažkaip. Na, tokiamis sąlygomis turbūt pakelti motyvacijai geriau už nieką nerasi. Tai Lietuvos partizano Juozo Paliūno ryto prisiminimai. Ir bevartydamas tiesiog radau tokią vietą, kurioje turbūt panašų jausmą jaučiu šiandien ir aš. Iš po operacijos traukėmės net apie 30 km. Į Skiemių mišką. Prasidėjo smarkus lietus. Lijo visą naktį. Mane perlijo visur. Prieš pasiekiant Skiemių mišką pradėjo stipriai snigti ir šalti. Apšalo mano ir kitų kojos ir rūbai. Nuos metė iš sausų žabų susikūrėme mažą ugnį. Dažnai pagalvoju, niekas neįsivaizduoja, kaip tenka partizanui vargingai pergyventi, skaudantį šaltį, pernešti. Vėl stumdomės vienas kitą, lakstome, kad tik nepakenktų peršalimas. Nežiūrint, kad ir pavojus, kurstome ugnį ir pradėjome sugrįžti į normalų partizanų gyvenimą. Jo, tai šiandien aš čia kūrenu ugnį, nebijodamas, kad mane kažkas aptiks ar panašiai. Tuo tarpu, sušalus, sušlapus, po 30 km žygio, ugnis atneša gyvenimą, bet kartu atneša ir pavojų, kadangi priešas lengvai gali aptikti laužą pagal šviesą, pagal kvapą ir panašiai. Tai jo, rimtas skaitinys prieš gulantis ant savo rąstinės lovos. Nu ką, lauke -11, šituo vietoj 13, savo vilnonį megztinį 85 metų, paveldėtą iš tėvo, dedu čia. Įsijungiau žinias, tai sakė, rytiniuose rajonuose -20 gali naktį pasiekti. Aš esu rytiniam rajone. Na, jeigu tai bus, tai čia bus rekordas mano be miegmaišio prie -20. Žiūrėsim, ką gali sibirietiškas laužas. Pagrindas sudegė. Bet to maždaug ir tikėjaus, tai pakeisim pagrindą ir sudėsim toliau. Iš esmės buvau
Gal sakyčiau, 3 kartus po 20 minučių buvau užmigęs ir pastoji reikėdavo keltis ant vieno, apsiversti ant vieno ar ant kito šono. Reikia nesudegint drabužių. Čia, kad kažkas dega. Tikiuosi ne mano drabužiai. Tik 5 minutės ir dega toliau su šiek tiek pastumta pagrindu, baze. Žiūrim, kiek degs toliau. Patvarkymai veikia. Iš esmės, reikėdavo pastumt rastelius, sakyčiau, kažkokius 5 valandą. Ir dabar 1 valanda nakties, tai po 7 valandų degimo pirmas toks jau pagrindo naujo pastumimas, kuris užtruko 5 minutės ir vėl kaistam. Ui, čia kaip šilta. Taip, -13,5. O pas mane 11,8. Reikia patvarkyti laužą. Pusė 4. Šiaip pavyksta užmigti. Bet tik laužas sustoja biškį. Bent biškį degti iškart kelies. Iškart tvarkai. Nes kitaip. Gerai. Laužas dega, naudojamės šilumą. Einame miegot. Penkios ryto. Patvarkiau tik laužą, nes buvo biškį apgesęs ir atsikėliau. Tai į pabaigą. Skaityk po 12 valandų degimo. Skaityk į pabaigą. Nežinau, ar datrauksiu iki 8, pusės 9, bet kol kas dega. Tai dabar yra lauke -14. Čia mano gulti 20 nuo laužo. Dar aišku degs, nes jau blauzdas dega mano. Tai dar valandikę ir pažiūrėsim, kada visiškai sudegs laužas, ką reiks daryti. O gal laužas mane nustebins ir išdegs iki pusės 9-8. Tai kas yra čia. Liko 1, 2 rasteliai. 3, 4 rastelio patys galiukai dega. Ir perstumtas pagrindas. Tai pažiūrėsim. 6 ryto. Iš esmės sibirietiškas laužas jau sudegė. Tai kad nesušalčiau, likusius rastus, medienos rastus sutempiau ant sibirietiško laužo likučių ir eisim pagulėti toliau. Labas rytas. 8 ryto, -15. Laužas baigė degt. Jokių gulėjimų, jokių miegų.
tiesiai prie žarijų, stengiantis mirtinai nesušalt. Švinta, atsiranda šviesa ir jau galėsime krautis po biškį daiktus ir judėti ieškoti mašinos. Bet pirma, reikia atsigerti kavos. Turiu pilną žarsą. Roasted coffee. Ką? Už išgyventą naktį -15, be miegmaišio, be kilimėlio, be tento, viskas primityviais būdais. Aptumė. Paskutinis mados klyksmas. Džikt. Opa. Oi. Namo. Išgyvenus naktį, pasiklydus, pasimetus, tai išgyvenimas nesibaigia, ne? Ko nepavyko padaryti vakar, surasti civilizacijos, reikia padaryti šiandien. Na ir miške, jeigu nerandat, kur eiti, kaip eiti, tai visuomet pravartu ieškoti linijinių orientyrų. Ar tai būtų proskina, ar tai būtų kažkoks keliukas, kelias ar upelis ir pasiduoti į vieną to linijinio orientyro pusę ir Lietuvoje dažniausiai visada upelis, kelias ar proskina išves prie civilizacijos. Ar tai būtų proskina išves prie didesnio ar mažesnio kelio ir vėliau keliu galėsit nueiti į vieną ar kitą miestelį ar surasti kažkokį paslaugų automobilį ar vairuotoją. Na ir mes dabar ieškosime proskinos. Nepaėjus ne pusvalandžio, man atrodo, matau proskiną. Tai va, gera labai pradžia, kaip linijinis orientyras, pasiduoti viena arba kita proskinos linkme. Ir jinai mus išves prie didesnio ar mažesnio kelio. Na, pažiūrėkime. Judam čia. Ką, atėjau prie proskinų susikirtimo ir matau, kad ten proskina eina žemyn, žemėje. Ten lygiai taip pat. Ką tai reiškia? Dažniausiai ten bus šlapia, pelkėta, todėl suku čia, kur proskina kyla į viršų, taip išvengsiu kažkokių ekstremalių takų, pelkėmis, upeliais, šlapiom vietom ir panašiai. Judam čia. Na ir štai, kaip minėjau, ėjom proskiną ir išėjom į pravažiuotą kelią, kuris turėtų mus nuvesti iki gyvenvietės ar civilizacijos, ten, kur gausime pagalbą ir nebereikės dar vienos nakties praleisti šaltame miške. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo naudinga. Kitų kartų.